dangiškas greitis. Sveiki, dangiško greičio žiūrovai. Mes esame Graikijoje, Kretos saloj. Ir šiandien išbandysime jokauju, ne šitą geldą. O štai šitą mažulę Mini Cooperį Cabrio. Varysim be stogo, varysim galvas nusiraut. Laukia koks 100 laipsnių, o mes filmuojam laidą. Kad ir kaip karšta, važiuosim be stogo. Užsidėjau skarą, akinius, marškinius, kad nenukepčiau saulė. Reikia traukti save ir laikome. Atsidaro langai ir nusikabina rėmas. Viskas labai gražiai susiguldo į galą. Jeigu jūs girdite nesveikai klikę vabalai, kurie gyvena medžiuose, aš jų negaliu perrėkti, tai jaučiu važiuojam kuo greičiau iš čia. Šitas veidrodėlis yra iš tikro kažkoks labai keistas. Padarytas nuo saulės, kad nespindėtų saulė ir kad galėtum pasižiūrėti. Aš tikiu, kad dėl to, nes jisai tokį turi keistą atspindį. Mane labai spaudžia tas autobusas, bet aš nieko negaliu padaryti, kad Opelis prieki, tai ką dabar daryti? Tai važiuoju Opelio greičiu tiesiog. Ilgai netruks ir aš įsigysiu pati kabrioletą. Labai smagu. Pas mus Lietuvoje yra mažai laiko, kada galima važinėti su kabrioletu. Kaip Harrisonas Fordas yra sakęs, jeigu yra bent viena saulėta diena, yra verta turėti kabriką. Abejoju, ar yra nors vienas žmogus, kuris nežino tokio gamintojo kaip Mini. Na, gal yra tokių, kurie apskritai automobiliais nesidomi, tačiau bet kuris žmogus, kurio pasaulyje nors kartais šmėščiojo transporto priemonės, šį gamintoją tikrai žino. Turbūt net žino, kad jį pradėjo gaminti Britai. Tačiau retas žino, nuo ko viskas prasidėjo ir kodėl net 40 metų šis automobilis buvo viena iš transporto pasaulio ikonų. Nuo pat gamybos pradžios 1959 metais iki pabaigos 2000-aisiais originalusis Mini buvo išties populiarus. Per šiuos gamybos metus pasikeitė 3 koncerno savininkai, o automobilis buvo gaminamas net 11 skirtingų šalių. Dabar Mini priklauso BMW koncernui. Patys automobiliai jau gerokai pasikeitę savo kėbulo dizainu ir variklio galimybėmis, tačiau gatvėse jie vis dar tokie pat žaismingi ir neįtikėtinai vikrūs. Aš tai jau čia blemba 100 eina, ačiū, nežinau, koks čia greitis. Riedame pakrantę ir gana daug fainų paplūdimių yra aplinkui. Manau, važiuosim į kažkurį iš jų. Pasidarykite, kaip čia nerealiai. Pagrindinis akcentas šiame modelyje yra nuleidžiamas stogas. Mėgauti saulę galima paspaudus mygtuką ir luktelėjus 18 sekundžių, kuomet stogas pilnai susiskleis. Beje, stogą galima pakelti ir nuleisti važiuojant maždaug iki 25 km/h greičiu. Mini logotipas yra naudojamas nuo 2001 metų, kuris yra įkvėptas ankstesnių logotipų, o prekės ženklo pavadinimas parašytas didžiosiomis raidėmis yra elegantiškame apskritime, kuris įterptas tarp sidabrinių sparnų, simbolizuojančių greitį ir saviraiškos laisvę. Apžvelkime kabriko vidų kartu su manim. Nu gerai, dar ir išorę. Mes čia turime nuostabiai gražias apvalas lempas. Biškutį primena Porsche. Tokius gaubtinius veidrodėlius, kurie reikalui esant turime tokius gaubtinius veidrodėlius, kurie reikalui esant. Va tai va, gali užsilenkti. Esantis šalia vairuotojas gali tiesiog laisvai išlipti. Dabar reikia atstatyti. Va, gerai, kad nesulaužiau. Kuro bakelio angelį. Nors automobilis ir yra dviduris, dar galima vežti hebros biškutį daugiau. Tai 2 žmonės tikrai pilnai telpa į galą. Bet geriau, kad tie žmonės būtų be kojų. Mūsų visas stogas susilenkia ant viršaus į štai tokią raukšlę. Man kas patinka, kad tuo metu lieka tuščia bagažinė ir į bagažinę galima susidėti daiktus. Ne taip, kaip kai kuriuose kabrioletuose, kuomet stogas susisuka į bagažinę ir tenai, žodžiu, nėra vietos. Tai galima apžvelgti ir bagažinę. Atsidaro labai paprastai, tiesiog atsiverčia ir turime vietos visai nedaug. Žinoma, kad tilpčiau. Įsidėti kuprinę, rankinuką, porą rankšluosčių, palikti prie jūros, manau, pats tas. Labai stilinga, tarp kitko, ir labai paprasta bagažinė. Ratlankiai turbūt R15. Tokį gerai. Taip ir yra, va, R15, matai? Telpa pirštas, tai dar
nereikia keisti padangų. Atsidarom šitą bardačioką. Kapotą. Aš dabar žinau tą jausmą, kaip per filmus atidaro ir duoda toksai karštis, nes iš tikro taip karšta, čia būtų galima kiaušinienę jaučiu išsikepti. Aš neturiu ką pasakyti, čia tiesiog yra viskas švaru, gražu, tvarkinga. Čia kažkoks atsidarė dangtelis, atšokau, čia gerai. Žodžiu, čia yra benzas, 1.5 variklis, važiuoja, greit startuoja, gerai užsikuria, žodžiu, nėra prie ko prisikabinti. Varom į vidų. Durys nuostabios. Primena BMW automobilį, kadangi langas visas suvažiavęs žemyn, norėtume pasikeltume. Formos apvalios, gražios. Kai kuriems nepatinka šitos mašinos, bet jie gali po velnių. Labai fainai, labai patogus iš tikro yra vairas, nėra per storas, nėra per plonas, būtent tinkamas. Tai va, lipam į galą. Jeigu esat 1,55 m, pavyzdžiui, kažkur taip, tai jums, žinokit, pilnai užtenka. Vat galima sėdėti ir... Čia galima daryti Eurotripą, žinokit, hebra. Prieki gali didesni sėdėti, bet gale, va, puikiai, dar net vietos yra. Tai toks štai nuostabus miniukas. Tai tokia yra istorija iš Kretos. Čiau. Subscribe!